į jūs, senjorai. Ateikite ir pasiskiepykite. Jeigu trūksta informacijos, skambinkite savo šeimos gydytojui. Leiskite anūkams džiaugtis jūsų išmintimi ir skleidžiama šviesa. Suteikite progą savo vaikams, nedrebėti dėl jūsų gyvybės. Kreipiuosi į kiekvieną. Paragink savo tėvus ir senelius skiepytis. Jei reikia padrąsinimo, padrąsink. Jei reikia pagalbos, palydėk. Nes iš šio labirinto yra tik vienas kelias. Ir šiandien Iš to, kas pasakyta, galima padaryti svarbiausią išvadą, kad artimiausioje ateityje svarbiausias iššūkis bus nebe vakcinos trūkumas, o sugebėjimas masiškai vakcinuoti mūsų žmonės tam, kad optimaliai išnaudotumėme laiką ir galėtumėme visiškai pasiekti kolektyvinio imuniteto, sakykime taip. Tad geriausia dovana savo ir savo artimiesiems yra ne kas kita, o jums priklausantis skiepas. Turime ir toliau būti budrus, saugoti savo ir kitų sveikatą, solidariai naudotis turimais ginklais prieš virusą. Nuo mūsų elgesio per šventes ir atsakingumo priklausys, kaip gyvensime metų pradžioje. Įžiebkime viltį, kad net ir didžiausi iššūkiai gali būti įveikti, jei tik veikiame kartu. Ačiū visiems, kurie tai supranta. Žiūrėkit, jeigu pirmų 2 skiepų nėra privalomų, tai ir 3 nebus privaloma. Tik tai tiek, kad 3 skiepu yra jau pradėti skiepyti kuris laikas žmonės, kurie buvo pirmi pradėti skiepyti, tai ar tai būtų medikai, ar tai būtų vyriausi žmonės, ir tas procesas vyksta. Metodologiškai visai tvarkoj teisingai. Virusas yra, liga yra, kelis kartus pavojingesnės negu gripo. Su ją kovoti aišku reikia. Apsaugoti vyresnius žmonės reikia. O kokie spąstai? AstraZenecos vakcina nėra skirta asmenim virš 65 metų. O dabar atsakomybė baudžiamajam kodekse yra vienas straipsnis. Tas asmuo, kuris sukėlė kitam galimai pavojų ir dėl to galėjo mirti, tai atsako baudžiamąją atsakomybę. Tai tokiu atveju žmogus, kuris, tarkime, nesutinka ir nepasiskiepia ir dėl jo kažkokių tai veiksmų gali kitą žmogų ištikti, nelaimė, mirtis ar panašiai, tai bus elementariai teisiamas už žmogžudystę. Tai kalbėti tik tai apie faktinį pagrindą, bet formalizuotų pagrindų turėtų būti, jeigu žmogaus teisės būtų ginamos iš tiesų realiai šioje šalyje, turėtų būti būtent partnerystė. Tai yra akivaizdžiai, kad partnerystė ne vien tik tai tarp skirtingų lyčių, bet ir tarp tos pačios lyties asmenų. Ir Konstitucinio teismo nutarime daugiau negu aišku pasakyta, kad pagal 38 straipsnį ginamos visos šeimos, paisant nediskriminacijos principo ir nediskriminacijos principo taip pat ir seksualinės orientacijos pagrindu ar lytinės tapatybės pagrindu. Konstitucija yra visumos aktas ir negalima paskaityti vieno straipsnio ar vieno punkto ir gauti iš jo atsakymą. Konstitucijoje taip pat Konstitucinis teismas yra pažymėjęs, Konstituciją reikia aiškinti pagal Eurointegracijos ir Šiaurės Atlanto organizacijos principus. Klausimas, kaip atrodė šita jūsų pataisa, kai reikės Konstituciją skaityti šito principo šviesoje, kas yra jau įtvirtinta pačios Konstitucijos tekste per Konstitucinio teismo doktriną. NATO vadovybė, man atrodo, padarė klaidą, kai pačiomis pirmomis dienomis užsibrėžė irgi savo tam tikras raudonas linijas, netgi galbūt dėrybinės, tai kad mes nesutinkam, mes tikrai nekariausim, mes nesam konflikto šalis, o tada sėdam, šnekam, žiūrim, kaip čia sureguliuoti, reiškia, tą visą dalyką, kuris vadinamas karu. Absurdiška pirminė pozicija, net jeigu tu ir nesiruoši kariauti, tai tą atvirai deklaruoti ir tada eiti šnekėti su tokiu veikėju ir su tokiu režimu kriminaliniu, nusikalstamų, fašištiniu kaip Maskvoje sėdinčiu, yra absurdiška pozicija. Šalis galbūt toliau esančias nuo mūsų regiono yra sudėtingiau. Pas mus yra viskas aišku, mes suprantame, kad taip, tai yra Ukraina, yra štai mūsų kaiminė. Čia turime bendrą priešą,
bendrą, reiškia, tą agresorių, kuris aišku, yra Rusija su Baltarusijos satelitu. Bet aš manau, kad bendra tendencija tai, kad ta parama turėtų augti. Ir čia tik tai laiko klausimas, kad aš manau, duosime viską tai, ką galime ir kad turime duoti, kad Ukraina laimėtų.